Norėčiau jūsų paklausti, kaip valdžios atstovės, kaip jum atrodo jaunimas šiandien, tarkim, jau atėjus 4-ajam Lietuvos jaunimo sostinės projekto renginiui? Taip, pasakysiu atvirai, priėmė šitą iššūkį, kurio iš tiesų labai didžiuojamės. Pradžioje šiek tiek buvo nerimo, kaip mums pavyks. Ir galiu šiandien drąsiai teigti, jau pradėdami 4. ketvirtį, kad mes tą iššūkį iš tiesų įveikėme. Iš tiesų didžiuojamės savo jaunimu, o kaip vertiname? Tikriausiai didžiausias sulauktas komplimentas buvo, kad kai buvo naktis savivaldoje, mes iš pačio jaunimo išgirdome, kad Kretinga keičiasi, Kretinga tampa atviresnė. Tie barjerai, kad ir tarp savivaldos, tarp valdžios, tarp jaunimo darbuotojų, jie tiesiog nyksta. Tos sienos tirpsta, jos dūžta ir toks ir yra pagrindinis tikslas, kad jaunimas būtų mūsų draugai. Ir mes šitą jaučiame per visus renginius, renginiai labai labai skirtingi ir jie pritraukia skirtingą jaunimą, koks jis ir yra mūsų Kretingoje. Tai toks ir tikslas buvo, todėl ketvirčiai suskirstyti temomis, kad būtent skirtingą jaunimą ištraukti viešumą, išlaisvinti, jį pamatyti, kad mes visi esame viena bendruomenė, vienas rajonas ir vieni kitus turime išgirsti. Taigi, turim rezultatus, jų nežinau tikrai, dabar padavė man. Ir pradėsiu nuo 3. vietą pagal balų skaičių surinkusio Rilso. Prizai visiems vienodi, tiesiog pradėsim nuo 3. vietos. Ir tai yra Rilsas, kurio numeris buvo 9. Šitą Rilsą sukūrė Mindaugas Mažeikis ir Inga Raišotytė. Ar yra jie čia? Na kągi, 2. vieta pagal surinktų balsų skaičių. Rilsas apie Kretingą, kurioje gyventi gera. Numeris 5. Kaip jaučiatės? Kaip jaučiatės? Gerai? Taigi daugiausia balsų šiandieną 4-ajame Kretingos jaunimo sostinės atidaryme Rilsų konkurse apie Kretingą surinko video numeris 14. Tikrai ne, tikrai mes padarėm paskutinę minutę ir labai daug ko nesitikėjom, atvažiavom čia gerai praleisti laiką, pabūti su draugais ir aš labai džiaugiuosi. Kokios idėjos autoris ir ką norėjai perteikti savo filmui? Mumis labai skatino mokytoja ir mes su draugė nusprendėm kartu per pamoką, mumis išleido ir ėjom filmuoti tą video ir išreiškėm visas mūsų mėgstamiausias vietas. O kaip atsirinko tas vietas? Iš tikrųjų, pačios populiariausias buvo mūsų mėgstamiausias vietos, ten, kur daugiausiai laiko praleidžiam po pamokų, per atostogas ir šiaip su draugais. O ko reikia jaunimui? Ar tik diskotekos, ar reikia ir kažkokių žinių, norite ar sutikti draugus? Ko jums reikia? Manau, kad reikia tiesiog gerai praleisti laiką, sukurti gerą Nusveikinam. Ką tu? sukurti gerą atmosferą ir tiesiog
Manau, kad ir paprasčiausių susitikimų, kaip ir šitas labai ypatingas iš tikrųjų buvo. Pats savo susikurius gerą atmosferą ir taip gerai praleidai laiką. Tave palaikė draugai, šitas būrys atvažiavo? Taip, mes visos draugės kartu, jos taip pat dalyvavo šitam konkursui ir mes visos kartu atvažiavom. Iš Salantų net keletą vaizdų. Taip, mes visos iš Salantų ir darėm. Supratau, ačiū labai. Projektas atkeliavo į mūsų gimnaziją tuo tikslu, kad Kretingos savivaldybė paskelbė tokią kaip akciją prisidėti prie Kretingos Lietuvos jaunimo sostinės renginio. Su kolega susėdę galvojame, ką mes galėtume pasiūlyti jaunimui. Ir jaunimui iš pradžių buvo pirmoji mintis, kad padiskutuokime su jaunimu apie tai, kaip yra Kretingoje. Bet žinot, kalbos lieka kalbomis ir jaunimas nelabai nori kalbėti, nelabai moka išreikšti savo jausmus. Ir taip po truputėlį gimė idėja, kad tai gal padaryti jaunimui patrauklų tuom, kad kuom jie gyvena. Tai jie gyvena tais vadinamais reelsais, ne? Tais mažais video sprendimais, ką jie mato, kaip jie jaučia viską. Kaip šiandieną mes matėme, iš tikrųjų jaunimas labai kūrybingas, jisai mato tą Kretingą tokiose vietose, kur mes negalėtume to pastebėti. Ne? Tai kad ir tas upelis tekantis va šitame parke, jis jau yra Kretingos dalis, taip?